Sveiki žvejai, aš vėl ant ežero, tik šitą kartą pagaliau iš trečio karto pasisekė išplaukti ant stintelių, nes vieną kartą pasikėliau, tai buvo labai didžiulis šaltis, kitą kartą atvažiavau, tai ežeras buvo po ledu. Įplaukiau, užmečiau, atsidariau pirmą, akurkėlį pagavau, o va, kimba išvien. Žuvausim, žiūrėsim, kaip čia bus. Kibo dabar jau nustojo, nors varodo dar yra jų juostelė. Reikės gal vietoj dzikų užsidėti pinkas, nes daug kibimų nepakirtau. Kabinėjasi, tokia. Trisdešimt 3 metrai šitoj vietoj. Reikia biškelį pritapimų padaryti. Užsisėdėjimas. Labai vaikšto stintelė, nestovi vietoj. Stovėtų tai keptų, bet tik užeina ir gauni. Aišku, nėra taip, kad ten tik nuleidai ir kimba, kai užeina, bet vis tik viena kita užkimba. Bet kad greitai būna nuplaukia vėl. Pakirtau, net nejaučiau, kad pakirtau. Viena pinka nuvalgyta. Iš pradžių dėjau dzikus, bet niekaip negalėjau pakirst. Užsidėjau pinkeles, tai dabar praktiškai retai kurios nepakertė. Tokiai stambai žuviai dzikas per didžiulis. Štai leidžiam toliau. Kol leidžiasi, pajudam biškelį. Labai gražus ežeras, šiaip nedidžiulis, bet simpatiškas. Valtis dar neįleis. Krantas stovi.
nemažas būrys užplaukė stintelį. Bet kol nuleisiu, tai gal ir nuplauks. Nu va, kai užplaukia, tai jos kimpa ir normaliai kimpa. Kokia dar didžiulė ir dar, galima sakyti, ant prieš paskutinio kablio. Ai, agurkėliai. Visai smagu padurnavot, pakol baigsis lydekų draudimai, atšils, karosai prasidės visokie lynai. Tai dabar va, sunkiausiai yra tas prastumt, sulaukt rimtų šilumų ir gegužės 1. Bet nieko, sulauksim. Užeina, tai va kimba iš vietų. Bet jeigu stovėtų, tai čia jau priluptum. Bet kad labai vaikšto stintelį plaukioja. Nu ką, ilgai neužplaukia, plaukiam paieškosim. Gal kur nors rasim. Nuplaukė jau. Nu va taškas, kur stovėjau, perplaukėm, tuščia. Paplauksim, pažiūrėsim. O va atsiranda. Iškelinti vėją.
pabandom čia sustoti. Pažiūrėsim ant šito, ką čia duos. Nu va, baigiu nuleisti naujam šitam taške, kur atplaukėm. Pažiūrėsim. Iš karto kibimas. Ir yra. Va taip jeigu laukėjom tai čia prigaudyti. Bet ir taip prigaudysiu. Kad mums su žmonele pavalgyti čia jau daug nereikia. Jau šiam momentui tikrai. Yra tiek, kad nelabai suvalgysim. Nu, va, nuleidžiam, dar vis rodo. Žuvis dar nepasitraukė. Nuleidžiam. Čia jau biškį giliau, 37 metrai, ten buvo 34 metrų. Kiek žinau, giliausiai mačiau, tai kiek virš 40 metrų. Nu, nežinau, iš tą ežero buvau va tada, kai stinteles rodžiau nuo ledo ir dabar atvažiavau iš valties pažiūrėti 2 kartus. Tai iš tą ežero dar ir nepažįstu. Normaliai. Kol nusileis, tai ir žuvis pabėgs. Nu ką, nusileido. Neima, bet žuvelės dar rodo. Patį pradėjo labai sukinėti. Nepatogiai. Na, jau mažėja žuvies. O, koks vėjo gūsis. Gal ir girdėjot. Rankos užgoda, tai sunku ir kamerą įjungti. Nu, nepalyginsi iš ledo, nuo ledo žymiai smagiau gaudyti. Lepota. Sau vieną kitą traukia. Smagu. O, pingutė nunešė. Neklaužo da. Nu ką, žvejybą baigiau. Baigiau kažkur apie 2 valandą dienos. Nes kibimas iš vis
nuo 12 taip nurimo, kad per 2 valandas gal turėjau tik apie 1 kibimą. Iš ryto kibo, tai buvo kažkiek ir dupletų, viską visai smagiai. Kažkur, reikės namuose perskaičiuot, apie 60-70 stintelių vis tiek pagavau. Šiaip kaip pirmam kartui tai visai smagu, patiko. Reikės gal dar atvažiuoti, kada pabandyti iš vakaro su prožektoriu. Pažiūrėti, ar reaguos į šviesą ar nereaguos. Ką, iki sekančio karto.